Sveiki. Pirmas rytas Prancūzijoje. 7:30 ir einu padaryti mankštą, 10 minučių mankštelę ir prasibėgti. Ir pasižiūrim. Žmonių nėra, rūkas šiek tiek. Aha, restoranėlis jau ruošiasi. Susidėlioja šitos staliukus, viską. O, katedra. Saint Peter. Šita katedra pradėta statyti 1200 ir ją pradėjo kryžiaus žygių dalyvis. Vardą neatsiminsiu. Dalyvavo 3 kryžiaus žygiuose į Jeruzalę. Nu tai va šitas pastatas, katedra, labai aukšta yra. Čia, vat, sakykim, dar yra irgi kažkoksai plokštelis likutis. O mes dabar reikia pamusavoti, va ten dar yra. Žmonės biškį į darbukus traukia. Tai va, jinai yra atnaujinama, statybiniai šitie konteineriai. Ir mačiau pro langą, kad jau ryte atvažiuoja statybininkai darbuotis. Turi 4 mašinytės, vyksta garsai. Tai va. Nu ką, gerai. Susirasim vietą mankštai ir pradėsim bėgti.